Turiu dar dvi kitas priežastis, kodėl taip labai nenoriai aš čia prisidėjau prie šitos sesijos. Viena taip pat Liudas Mockūnas, man atrodo, jis nežiūrėtų į ją, nežiūrėtų į ją, kaip čia pasakius, neigiamai, bet be jokios abejonės žiūrėtų ironiškai. Saulius irgi vienas iš tų, kuris labai daug prisidėjo ideologinėje savo energiją, kad ta santara būtų perkelta čia prigytų Lietuvoje. Norėčiau kalbėti gal ne tiek kaip leidėjas. Leidyba šitos knygos, tai čia buvo truputį jau praeitis ir senoka praeitis, o dabar galvodamas apie Liūtą, kai pasiekė mus ta baisi žinia iš anapus Atlanto, taip pajutau, kad yra vienas iš tų atvejų gyvenime, kai nori su žmogum rimtai pasišnekėti, vis lauki progos, būni kažkur tarsi ir netaip toli, bet taip ir nesulauki tos progos, taip ir neįvykdai. Norėjosi daug ko paklausti, gal kai ko pasiaiškinti ar pasiteisinti. Dirbti prie knygos tikrai buvo malonu. O šiaip kalbėti rimtai apie Liūtą turbūt būtų gana sudėtinga. Nemažai reklamos knygai turbūt jau padarė Saulius Žukas, kadangi kalbėjo apie tekstus, kurie yra šitoje knygoje. Tai gal aš trumpai pakalbėsiu apie tai, kaip atsirado idėja. Idėja atsirado labai netikėtai. Galvoju, turbūt Išeivijos institute, kai kažkuria diena atėjo Egidijus Aleksandravičius ir pasakė, kad reiktų kažką daryti. Tai tas reiktų kažką tai daryti, pavirto į tokią knygą. Ir visgi nepaisant to, kad filosofija ir filosofas yra miręs, aš kalbėsiu. Mano tema, kadangi aš labai nemandagiai keliaudama neatsakiau į tą jos polio klausimus, kokią mano temą, tai jis užrašė, ką jis norėjo. Ir iš tikrųjų čia nieko daug apie literatūrą nebus, apie postkolonializmą aš manau bus.